Tai sveiki visi, šiandien servise 007, turim serviso 007 automobilį, tai yra mūsų naujas toks bandomasis įmonės automobilis, tai yra 2021 metų pabaigos, Toyota Corolla Universalas ir ne 1.8, bet 2 litrų hybridinis dual injection variklis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad yra iš esmės 4 benzininiai purkštukai, kurie degimo kameroje, aukšto spaudimo, direct injection ir dar 4 benzininiai purkštukai įsiurbimo kolektoriuje. Toyota iš tikrųjų dvigubo įpurškimo variklių yra paleidus labai nemažai. Ir Lexusai, ir Toyotos, tiek Corollos, tiek visi, sakykime, Ravai, Lexusai, RX-ai, 4PM, 3PM ir taip toliau, ir visi kiti modeliai, jų tikrai yra pakankamai daug. Ir šiai dienai mes nuo 25 metų pradėjom siūlyti Prince dujinę sistemą ir būtent apie ją ir noriu pakalbėti ir parodyti. Jeigu kažkas vairuojat panašų automobilį, iš tikrųjų gatvėse jų yra labai daug, tas pats variklis reikia paminėti, tiesa ne 2 litrų, bet 2,5 yra montuojamas Toyota RAV4 automobilyje, tarp kitko jis yra šiaip identiškas ir atrodo identiškai, tai skiriasi tik tai darbinis tūris, bet be abejonės važiuoja puikiai. Ir jų tikrai yra labai daug ir tikrai kviečiu visus pagalvoti, pasiskaičiuoti, įsivertinti, kiek tų kilometrų važiuojat, kas gaunasi ir pasikonsultuoti. Galimai bus visai įdomu pakalbėti apie dujinę įrangą. Kviečiu pasidalinti ir su tais, kas žinot, nes daugelis įmonių turi iš tikrųjų lygiai tokius pačius automobilius. Ne veltui, tikrai puikus, patikimi, ekonomiški automobiliai, kurie be problemų važiuoja dujomis. O dabar apie šį konkretų variantą aš ir truputėlį plačiau papasakosiu. Tai yra sumontuota Prince dujinė įranga, olandų gamintojas. Sakykime, tikrai labai moderni sistema. Šiai dienai turbūt, dėja, aišku, ir viena ir brangiausių sistemų, bet tuo pačiu ir viena patikimiausių. Tai tikrai važiuoja automobilis visiškai be jokių problemų, visiškai nepriekaištingai. Sąnaudas turim, jeigu taip vidurkį skaičiuojant, turim apie, sakykime, 7 litrus benzino, čia šiltuoju periodu 5-6 litrus benzino, tai iš principo tiek pat turim dujų, o benzino turim, itin minimaliai, žiemos periodu apie litrą iki litro, vasarą tai turim 2-3 litrus 1000 kilometrų. Tai realiai jisai veikia lygiai taip pat identiškai kaip ir įprastas MPI variklis, praktiškai tas benzinas yra naudojamas pirminiam tam sušilimui, paleidimui, paskui jo yra naudojama itin mažai, pabrėžiu, nes būtent Prince sistemai benzino procentas yra tikrai labai žemas. Kalbant trumpai apie pačią sistemą, tai variklio blokas taipogi, gal kolega iš arčiau biškį parodys, tai Prince yra pakankamai didelis, sakykime, galbūt jo minusas, bet tai yra vienas blokas viename daikte, jisai be abejonės turi aušintis, turi ir specialius laikiklius, gražiai ant filtro dėžės užsideda, reikalų esant galima labai nesunkiai jį atsekti, jeigu norėtume prieiti prie saugiklių. Tikrai kartais, aišku, yra iššūkių tokį valdymo bloką surasti jam vietos, bet čia jisai puikiai vieta, puikiai aušinas ir niekam nekliūdo. Jo labiau, kad pats valdymo blokas benzininis yra taipogi greta, tai mes didžiąją dalį laidų esam susilitavę irgi be abejonės štai čia, visai prie pat, tai mes už tai turim labai gražų, estetiškai tvarkingą variklio skyrių. Dujiniai purkštukai yra montuojami Keihin, itin spartus, itin tikslus, puikiai susitvarko visose diapazonuose, visose temperatūrose, tikrai labai patikimi purkštukai, be abejonės jie yra jautrus, kaip ir visi tikslus ir greiti purkštukai dujų kokybei, todėl mes čia turim sumontavę netgi 3 dujinius filtrus, vieną filtrą turim skystos fazės sumontuotą, kuris prasifiltruoja, reiškia skystos fazės dujas atkeliaujančias iš dujų baliono, turim dujų reduktorių, štai čia iš tikrųjų yra nedidelis dujų reduktoriukas, vienas filtras yra jame ir iš jo iškeliauja dar dujinės fazės filtras prieš purkštukus, kur dar kartą prasifiltruojam dujas prieš paleisdami į purkštukus. Žinoma, visi, sakykime, dujinės įrangos montavimo darbai servise 007 kaip ir visada yra pagal aukščiausios kokybės standartus, tai pradedant spyruokliniam sąvaržom, specialiom gofrom, dujinių laidynų įrangos adaptuotų konkrečiai šiam variklio skyriui. Jeigu čia turim gofras, kurios yra įvilktos į izoliaciją, be abejonės mes taip pat turim padarę ir dujinį laidyną. Gofras originaliai turime štai tokias pačias, kurias mes naudojame čia. Kaip matome, variklio skyriuje aptarnavimas vienas filtras, antras filtras, reduktoriaus galva išsisuka, filtras keičiasi. Viskas pagalvota, apgalvota, kiek įmanoma tvarkingiau sudėliota tam, kad tų problemų nebūtų, tam, kad būtų nesunku sistemą aptarnauti, tvarkyti, prižiūrėti ir panašiai.
Tai va, tai Prince dujinė sistema, dvigubas kuro įpurškimas, dar kartą kartoju, pasidalinkit su tais, kam tai galimai yra aktualu. Toyota Ravai, Corollos, be jokių problemų, kaip ir minėjau, ne tik fiziniai asmenys, bet ir įmonės klientai ir asmenys, kurie yra atsakingi už įmonės transportą arba lėšas įmonės transportui, kviečiu suklust, nes, nežinau, kodėl pas mus tai nėra labai populiaru, turiu pavyzdžių ir, sakykime, ir Lenkijoje, ir Latvijoje, ir Estijoje. Įmonės itin stipriai investuoja ne į kažkokius elektromobilius, o būtent į esamas sistemas ir būtent dirba su Toyota, Škoda, GM koncernais ir taip toliau. Tai tikrai tų variantų šią dieną turim ir tokių, kur gamykliškai, sakykime, Varšuvoje mes galim nusipirkti automobilį su, sakykime, Landerenzo sistema. Tai yra ir Princo sistemos, kurios montuojamos originaliai, kaip pavyzdys su baru, ten Ispanijoje yra pardavinėjami nauji, taipogi, galbūt ir dar kitur, aš tikrai visko negaliu susekti, bet, žodžiu, tai nėra kažkokia tai naujiena, pas mus tai kažkodėl tabūna, gal atstovai nemato tame intereso jokio, o galbūt neteina iš vartotojo pusės tas noras ir poreikis, aš nežinau, sunku pasakyti, bet sprendimai veikia, važiuoja ir jokių problemų nekelia. Tai va, tai tiek iš principo apie patį variklio skyrių. Be abejonės reikia įvertinti ir mūsų visą grožį, kurį padarėm ir norim jums parodyti. Jeigu gatvėj sutiksit, tai tikrai žinokit, kad važiuojam mes, tai pasisveikinkit. Dujų mygtuką turim šitoj vietoj sumontavę, pridėsiu nuotrauką iš arčiau, jeigu įdomu. Princo mygtukas RGB, galimybę pasirinkti, kokias norit spalvas to mygtuko, prisiderinti prie salono kažkokio apšvietimo. Tikrai jokių problemų, labai gražiai, dailiai atrodo, be abejonės, jo vieta visada skonio reikalas ir ten, kurio nori klientas. Gerai, kad šį kartą sukalbamas buvo, tai be problemų radom sprendimą. Pildymas padaromas pilnas, itin aktualu tiem, kas naudoja automobilį darbui ir labai dažnai pilasi dujas, tai kad nereikėtų jokių adapterių ir nieko sukinėti, mes turim kamštelę, atsisukam iš karto, jungiam pistoletą, pilamės. Jeigu jau nepatinka to kamštelio, ir tai galim nedėti. Pavyzdys, čia problemos dėl to nėra. Gražiai užsidarom, lygiai tvarkingai. Dujų balionas vėlgi pagal skonį ir poreikius. Čia mes turim, sakykime, išsaugoję jį į aukštesnę vietą uždėję, bet jį galima dėti į žemesnę. Šiuo atveju mūsų čia jisai ir tilptų be problemų, galima dėti netgi iki 80 litrų kartais dujų balioną, tai čia vėlgi kiekvienam pagal poreikius ir norus. Tai kaip pavyzdys toks balionas, čia be abejonės puikiai tinka ir nemažai galima tų kilometrų nuvažiuoti, gražiai, lygiai, tvarkingai užsidaro. Tai va, tai tiek šį kartą apie Prince dujinę įrangą, jos montavimas servise 007. Jei turit kažką iš naujesnių automobilių, Princo sąrašas yra tikrai itin platus. Ne pirmas pavyzdys, kviečiu pasižiūrėti ir mūsų puslapį Facebook'e mes turim jau pristatę ir Sieną 21 metų, ir Corolla štai 21 metų, turim ir Ford F150 5 litrų su netgi 16 benzininių purkštukų sumontuota būtent Prince sistema, kuri tarp kitko veikia absoliučiai puikiai ir be jokių problemų. Tai va, jeigu sakau, yra noras, kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.